Sveiki, gyvi kolegos. Šiandien pakalbėsim kiek kitokią temą apie reidinimą kalbėsim. E, Tai, kam įdomu tik tai investicijos, tai gali čia video praleisti. Tai pakalbėsim šiandien apie pozicijos dydį ir apie akcijos judėjimą. Reidinime sklando tam tikras blogas mitas, kad akcija turi labai daug nujudėti, kad norint uždirbti didelius pinigus. Tai mes su to pačiu ir susiduriam grupiai, kad kiti laukia didelių judėjimų, ten 2-5 dolerių ir taip toliau, kol akcija pakils ir sakyt, tada uždirbsim daug pinigų, bet esmė yra ne kiek akcija daug nujudės, o su kokia didelė pozicija jūs užeisit į akciją ir kaip valdysit riziką. Tai šiandien apie tai pakalbėkime. Tai mūsų raudonas linijos yra support resistance zonos, kas mus stebi ne pirmą kartą, tai jau žino, kas stebi pirmą kartą, tai support resistant lygiai reikalingi tam, kad žinoti, kur buvo pirkėjų pardavėjų kova ir kuo daugiau susikirtimo taškų, tuo mūsų lygis stipresnis. Tai kaip kaina priartėja arba iš vienos ar iš kitos pusės ir neleidžia nujudėti lengvai tiek į vieną, tiek į kitą pusę, tai yra mūsų stipri zona, kur susitinka pirkėjai pardavėjai. Ten, kur susitinka pirkėjai pardavėjai, ten būna kova. Kova laimi arba vieną, arba kitą pusę. Todėl mes grafike susižymim šitos lygius, taip padarydami techninę analizę ir suprasdami, kur kaina gali reaguoti tiek į vieną, tiek į kitą pusę. Tai kas liečia treidinimą, treidinam 2 minučių time frame ir norim parodyti vieną momentą, kad suprasite, kad nereikia mums didelio judėjimo, kad viskas priklauso nuo mūsų pozicijos dydžio. Tai ką mes čia matom? Čia matom pasipriešinimą, kad kaina niekaip nepramušė lygių. Kas atsitiko vieną rytą, kaina pramušė, grįžo, patikrino mūsų lygį vėl ar laiko ir nuvažiavo toliau. Tai vadinama break rytas strategija. Apie ją yra kanale padarytas kitas video, tai jeigu nori daugiau sužinoti, galite pasižiūrėti ten. Tai šitą momentą mes pamatom kada. Mes prieš rinką atsidarant pasidarom namų darbus kiekvieną dieną. Tiek grupiai pasidalina medžiaga, kur kokią dieną kas stebėt, kur kas įdomu, kur galima ieškoti užėjimo taškų, tiek kiekvienas traderis, kas prekiauja aktyviai, daro kiekvieną dieną analizės, kur gali būti įdomus tą dieną momentą. Tai mes matydami, kad čia kirto mūsų pasipriešinimo zoną, perėjo į palaikymo zoną. Tai kas mums lieka, mums reikia susirasti užėjimo tašką. Ta diena S&P SPY indeksas irgi pakankamai gerai laikė kainą ir matydami kokią kainos judesi, mes darom užėjimą. Čia matydami šitas žvakės, dar pritrauksiu, kad geriau matytumėt, šitos žvakės mums rodo, kad pirkėjai yra stiprus. Nes čia kaina patraukia iš zonos, kad neteitų daug pardavėjų, iš karto kaina stumiama į viršų. Ką tai rodo, kad buliai yra stipresni. Ir mes pamatęs tokias žvakės, ką darom? Darom užėjimą. Mūsų užėjimas gali būti šita vieta, šita vieta, šita vieta, šita vieta, tai nėra taip svarbu, svarbiausia, kur yra mūsų stopas. Mūsų stopas yra žemiau šitos žvakės. Taigi, mes užėję šitoj vietoj, kad lengviau būtų skaičiuokim po 33,50, užeiname poziciją. Mūsų stopas 33,41. Kodėl mūsų stopas toks? Todėl, nes čia mūsų kaina nudėjo iki 33,42 ir mes suprasdami, kad jeigu kaina nelaikys šitos vietos, eis žemiau, kad kaina pasileis žemyn. Todėl mes jau pozicijai žemiau šitos vietos nebenorim būti. Todėl mes jau užsidedam stop loss orderį, kad jeigu kaina kristų žemyn, jis mūsų orderį ir mes uždarysim minus. Ką šita vieta rodo? Šita vieta rodo, kad mes rizikuojam 9 centais. 9 centų rizika. Tai yra labai maža rizika ir mes užėję į poziciją galim pasikalkuliuoti. Jeigu mes treidui norime skirti $50, rizikuoti $50, ne? Tai ką mums reikia padaryti? $50 dalinam iš 0,09. Tai 50 dalinam iš 0,09 ir gaunam grubiai 556 akcijas. Tai suprasdami riziką, jeigu mes čia norim rizikuoti $50 riziką šitoj vietoj, mes perkam 556 akcijas. Nupirkę 556 akcijas, žinodami aišku stopą, mums reikia susirasti savo profito vietą, kurioje mes vietoj išeisim iš pozicijos. Mes čia rizikuojam, ne? $50. Mūsų pirma išėjimo zona turėtų būti praėjusios dienos
žemumas šitą vietą. Kaip kaina ateina iki šitos zonos, mes dalį 20-30% pafiksuojam. Kodėl pafiksuojam? Kad jeigu išmuš stopą mum, kaina apsisuks ir nuvažiuos į apačią, kad neišeitumėm iš šito treido minusą. Todėl 20-30% pafiksuojam čia, o kitą dalį jau priklauso nuo jūsų strategijos, bet galima fiksuoti kur? Galima fiksuoti prie market high. Kur prie markete kaina atsidarė, ėjo ir rejectin. Tai antra zona mūsų bus šita vieta. Taigi, ką mes iš to matom, kad užėję į poziciją, mūsų kaina puikiai nuvažiavo, ne? Čia mūsų lygis laikė, dar kartą testavo lygį, vėl laikė ir kaina nuvažiavo į viršų. Tai mes čia nupirkę 556 akcijas, uždirbome pakankamai solidų pelną, praktiškai $1, ne? Tai uždirbom praktiškai čia tokius grubiai apie $500. Mūsų rizika buvo $50, kad uždirbtumėm $500. Tai mūsų risk rewardas yra 1:10. Tai va. Tai čia taip paaiškinau labai elementariai, kad visi suprastų. Tai tie, kas seniau prekiavo, turbūt čia net nelabai įdomu, bet naujokam tai turėtų būti įdomu. Tai taip yra dėliojamas strategijos, taip yra dėliojami treidai. Dėl ko būtent šitą vietą norėjau parodyti, kad mums nereikia akcijos judėjimo po $5-6. Mums užtenka, kad ir 50 centų. Viskas priklauso nuo to akcijų perkamo kiekio. Kuo stopas mažesnis mūsų, kuo mes surandame geresnį užėjimo tašką, kuo stopas mažesnis, tuo mūsų pozicija gali būti didesnė. Nepriklausomai nuo to, kiek išvažiuos kaina į viršų. Ne? Kuo mūsų stopas mažesnis, tuo mes galim nupirkti daugiau akcijų. Bet mums reikia suvokti, kur yra mūsų rizikos valdymas, kurioje mes vietoj turim išeiti iš pozicijos, jeigu eina kaina ne į mūsų pusę. Ir lygiai taip pat, kiek ilgai kainą mes turime išlaikyti. Kiti uždaro dalį čia, kiti būtų uždarę dalį čia, ties kiekvienu, čia jau priklauso nuo strategijos. Ar trailing stop naudojat, ar žiūrit, prie kurių lygių kaina vakarė gavo ir pardavinėjat šiandien prie tų lygių. Tai tų strategijų yra įvairių. Bet esmė, kur grupėje daug kas stringa ir aplamai, kur pasišneki su žmonėm, tai jie įsivaizduoja, kad norint daug uždirbti, judėjimas turi būti ten $2-3-5. Ne. Jums tiesiog reikia gero užėjimo taško su maža rizika. Čia užeinat, jūsų rizika čia nedidelė, 8-7 centai ir taip toliau. Tai jūs tam pirdami 1000 akcijų rizikuojat juokingais skaičiais. Tai va, tai tiek. Tai norėjau parodyti, kad labai svarbu daryti pasiruošimus kiekvieną dieną. Jeigu aktyviai spekuliuojat, prekiaujat rinkoje, suprasti, kuriuose vietose kas vyksta, kur iš pasipriešinimo pereinami palaikymą ir kuriuose vietose ieškoti tinkamų užėjimų. Jums nereikia, kad ta akcija nujudėtų 5, 6, 7, $10. Jums reikia pagauti judesį. 30, 40, 50 centų yra labai geras judesys. Viskas priklauso, kiek jūs rizikuojat ir kiek akcijų perkat. Tai sėkmės prekiaujantiem, tikiuosi šiandien pamatėt, kad ką naujo. Tai jeigu pamatėt, uždėkit like, parašykit komentarą ir susitiksim kitose video. Iki.